teisingas. Tai parašė Vyriausioji rinkimų komisija. Nu, ne jūs parašėt, bet parašė Vyriausioji rinkimų komisija, yra oficialus raštas. Nebalsavom, bet vis tiek tai yra oficialus raštas. Pirmininkas pasirašė, jums to užtenka? Bet aš manau, kad į tai reikėtų atsižvelgti, nes tai sukūrė žmonėm tam tikrus lūkesčius ir tokius įrašus taip pat mes faktiškai turėtumėm užskaityti, bet mes jiems nukeliam tą naštą nuo savo pečių, uždedam ant jų pečių ir jie tuos įrašus surenka. Tai va tiek dėl gyvenamosios vietos. Ačiū. Tai gerai, bet aš noriu pasakyti, kad mes šiek tiek daug kalbam, vietoj to, kad reiškia spręstumėm klausimus. Iš tikrųjų, tai rašte ir buvo parašyta, kad jeigu iš konteksto visiškai aišku, kad žmogus gyvena Vilniuje, tai Vilnius ir gyvena. Bet mums, reiškia, pradeda kitą variantas. Žmogus parašė, kad tik Vilniuje gyvena, o gatvės numerį. Taigi rašte tas dalykas aptartas, kad blogai. Rašte aptartas, kad blogai. Suprantamas, įskaitomas ir kad pagal tą adresą būtų galima rast žmogų, grubiai. Tai neginčikim tada. Ir nepradėkim tų tuščių malybų. Jo, dėl užsienio ten iš viso nieko nepasakyta. Dabar, kolegos, aš manyčiau, mes turėtumėm eiti prie konkretikos. Kada mes pradedam kalbėti konkrečiai ir žiūrim, į pavardės ir į faktus, tai mes viską matom. O iš tikrųjų, neteisingai parašyta neįskaitoma pavardė. Bet įskaitome buvo parašytas, šitas dokumento numeris, atėjo iš gyventojų registro žmogaus pavardė ir matosi, kad jisai buvo, ten, sakykime, įskaitė kokią tai Undrėnas, o jisai yra Udrėnas ir panašiai. Labai lengvai tokius dalykus ištaisyti. Ir aš kalbu, kad čia taisoma tokie dalykai yra ne visiškai pavieniai. Tai yra, man atrodo, bent aš mačiau iš tų 5214 atvejų. Aišku, aš mačiau ten tų įrašų ir minėjau jums, kad yra vieno dokumento numeris nurodęs, o žmogus visiškai kitas. Ir turim kitai grinus ten teisinius dalykus, neįgaliojantis dokumentai ir taip toliau. Buvo čia minėta, kad reikėtų, sudaryti grupę, kurią sudarytų ir Vyriausios rinkimų komisijos atstovai, kurie, būtų įgalioti peržiūrėti konkrečius atvejus. Įrašus, tai yra kompiuterinė ekranė, galima, kad ir monitoriaus ekranė žiūrėti ir pažymėti, kad tas įrašas yra siūlomas, pripažinti, reikia kreiptis pas rinkėją. Šitas įrašas, aš suprantu, pas rinkėją kreiptis nereikia, iš karto pripažįstamas yra kaip, patikslintas. Taip? Aš nemanau, kad parašų rinkikas turėtų kokiu tai būdu ar kažkoks kitas asmo eiti prie tų parašų rinkimo lapų ir savo ranką įrašinėti. Turbūt ne apie tai kalba eina. Mūsų dokumentuose įvertinant, įrašus turėtų būti konkrečiai pasakyta, kad šitas įrašas yra pripažintas atitinkantis įstatymo reikalavimus po patikslinimo. Taip? Ir tą galima labai lengvai padaryti. Aš aptarinėjau šiandien su darbo grupė, kaip tai reikėtų padaryti, galbūt mums reikėtų ir išplėstą darbo grupę turėti, vis dėlto 11 000 įrašų, kai kuriuos jos galima gana greitai peržiūrėti, galima pagal grupės peržiūrinėti ir duoti savo, tos variantus. Iš principo, įvertinimas būtų toks, dėl kai kurių įrašų reikėtų eiti pas rinkėjus, tą aš laišką maždaug pristačiau tekstą, manau, kad sutinka su juo, taip? Sutinkat. Gerai, dėl kai kurių įrašų, aš manyčiau, kad pas jokį rinkėją eiti nereikėtų, jeigu ten, sakykime, raidė, pavardė, dar kažkas tokio, tai, mūsų žmonės iš karto parašo, kad yra. Dabar kaip tą grupę sudaryti? Yra, mūsų liūdna patirtis su kai kuriais iš jūsų rodo, kad mes labai plačios grupės sudaryti tikrai negalim. Vienas dalykas tai yra asmens duomenų apsauga, mes negalim jums to failą perduoti, su pilna apimtim, gyventojų duomenų, ten dar adresais bus, adresai, dokumento numeriai ir taip toliau. Oficialus, gyventojų registro duomenys. Susipažinti, matyti jį, be abejo, jūs galėtumėte. Tai dabar galvojam taip, kad iš iniciatyvinės grupės, mums reikėtų tartis, kaip konkrečiai dirba. Vienas variantas yra iš pradžių peržiūri mūsų, sužymi savo, pasiūlymus pakankamai, po to jūs, žiūrit. Aš manyčiau, kad tai nėra labai geras variantas, bet ar jūsų grupė, gali pasiūlyti tokius žmonės, kurie turėtų čia laiko ir noro, ir eiti, per visus tuos, įrašus kartu su mūsiškiais. Ar mūsų sutiktų. Tai čia reikėtų, man klausimas jau sudėtingesnis šiek tiek yra.
Vienas dalykas, jeigu kiekviena, reiškia, dirbama nuosekliai, iš pradžių dirba mūsų, reiškia, komisijos nariai, po to, reiškia, jūsiškiai, tai po to dar atsiranda reikalas trečiame etapui. Jeigu, reiškia, dirba kartu, tai to trečio etapo galbūt, reiškia, nebus, galbūt ginčas tik į VRK persikels. Nežinau, kolegos, reikia dėl to dalyko, mano supratimu, ir yra tas dalykas, dėl kurio reikėtų apsitarti, kaip čia daryti. Tai prašau, Justinai. Aš labai trumpai noriu pasakyti, kad Kauno miesto savivaldybė, registruodama prie savivaldybės arba suteikdama deklaravimo vietą, niekada neduoda adreso. Ir tai yra oficialu. Tai taip, kad teikti, kad būtinai turi būti adresas, čia reikia žiūrėti kiekvienu atveju atskirai. Dar noriu papildyti dėl gimimo datos. Būkite, reikite palaukti dar jie. Dėl gimimo. Labai trumpai dėl gimimo datos. Noriu pasakyti. Kaip... Pirmininkė, aš vis dėlto taip ir iki galo nesupratau. Tai dabar duomenų bazę taisytinų įrašų sudarinės komisijos nariai paskui, nes kažkaip dabar, jinai jau sudaryta, taip, nes jinai ir turi jau būti sudaryta. Dabar... Gerai. Tai... Gerai, tai dabar tie duomenys yra patikrinami registre, jie, tarkim, jeigu tenai yra randamas minimalus neatitikimas, tiesiog yra įskaitoma ir pažymima kaip įrašas tvarkingas, taip? Ne taip. Reiškia, iš gyventojų registro pagal pateiktą dokumento numerį yra pateikiama to dokumento numerio turėtojo, dokumento su to numerio turėtojo vardas ir pavardė. Vertinimo dalykai paliekami mums patiems. Mes patys, reiškia, matom, kokias ten vardas pavardė įvesta, kokia gimimo data ir mes patys komisija, iniciatyvinė grupė, reiškia, žmonės. Nes ne kartu galima dirbti dviem būdais. Iš pradžių vertina komisija, po to įvertina grupė, arba tik komisija vertina. Po to einame į teismą ir ginčiamės. Čiagi ne apie tai kalba eina. Kompiuteriai mums brokuoja, reiškia, beviltiškai mažas klaidas. Nu, jeigu bus udris ar udrys, jisai blokuos, reiškia, vieną įrašą. Netitiks pavardė. Žmogus turi du vardus, nurodė tik vieną, brokuos. Ir taip toliau. Ten tų brokavimo dalykų yra, reiškia, labai daug. Bet jie akivaizdžiai žiūrint, reiškia, akim iškart matosi. Aišku, galima kompiuterinės programas panaudoti, reiškia, apytikrą vertinimo, bet jeigu klaida ant pirmos pavardės raidės, nuvertint pirmas 3 raidės ir panašiai. Gyventojų registras mums, reiškia, to įvertinimo duoda, reiškia, pagal tą jų galimybės tik dėl dublių. Nu ir aišku, tą pradinį vertinimą gali duoti, kiek ta pavardė, reiškia, atitinka, netitinka, bet ten pas juos yra, reiškia, pradinis vertinimas gerai, bet po to reikalingas dar tikslesnis vertinimas, kad įvertinti visas tas rašybos klaidas. Juk mes čia kalbam apie tos neįskaitomus įrašus. Suprantat? Jų reikalingas vertinimas iš esmės žmogaus akim. Kompiuterinė technika neišeina. Prašau, bet jūs nurodėte, kad tik pagal dokumento numerį sakėt užklausimą, tai reikia visus duomenys pateikti registrui, nes dokumento numeris gali būti suklystas, o šiuo atveju vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir gyvenamasis. Klausimas yra taip, jeigu registrų, aš pačioj pradžiai sakiau, kaip paklausi, taip gausi. Jeigu mes klausim pagal visą eilutę, tai registrų duomenys bus pateikti, kurie nesutampa, išaiškės. O jeigu mes klausim tik pagal dokumento numerį, tai tikimybė klaidų visada bus didesnė ir mes daugiau, aišku, atmesim balsų. Tai net nepagrįsta būtų. Dokumento numeris yra, reiškia, numeris, kur galima gaudomis. Paieška pagal vardą pavardę, kuri su klaida galima pagal viską. Policija ieško pagal pavardės fragmentą ir visą kitą. Mes, reiškia, prie vienos pavardės ieškant labai ilgai daug ką galima surasti. Aš nežinau, manyčiau, kad tokius atskirus atvejus, jeigu labai norėtumėt, galėtumėt atskirai aptarti. Bet jeigu dokumento numerio iš vis nėra nurodyta, tai aš nežinau, turbūt nėra ko ir ieškoti. Nes iš principo mes surastumėm tokius dalykus, kad reiškia, pagal tą įrašą mes turėtumėm arba atkasti, reiškia, kad tas žmogus kažkur yra egzistuoja pasirašęs įrašą, arba tas įrašas yra visiškai klastotas. Siūlome visus atmestus tikrinti pakartotinai pagal kitus duomenys, nes tokiu atveju tikimi, jeigu pagal dokumento numerį yra identifikuojamas asmuo, reiškia, jų tikrinti nebereikia. Aš jums paskiau atvirai pasakysiu, kokia ten problema labai paprasta gaunasi. Aš manau, kad jūs labai abejoju, ar laikysite savo pozicijos toliau. Prašau. Dar
Turim vieno klausimo, nes tikrai mūsų žmonėm dirbant yra randamos VRK darbuotojų klaidos. Tai kaip mes galėsim įrašyti į duomenų bazę toliau, sakykime, tiesdami sąrašą, kaip tą dalyką dabar padaryti. Kad tiesiog ar ten matematinė klaida atsiradus byloje, ar 2 kartus įtrauktas į 2 klaidas, įvairių yra VRK darbuotojų klaidų, kaip tą apskaitą darysim. Ir kitas klausimas yra buvę tokių atvejų, kad renkant parašus žmogus gimė Sibire ir jo gimimo data yra tik metai. Tikrai yra tokių atvejų, tai dabar taisant tokią klaidą vėl nueisim pas tą patį žmogų, kaip mum įrodyti, padaryti dokumento kopiją. Nes bus tas pats, mes vėl parnešim tik gimimo metus. Mes neklausėm. Suprantat, jūs vėl mus vedat į dykumas. Mes ką tik žinom, reiškia, jeigu ta žmogus... Tai yra metodinės, Metodiškai bus labai paprasta. Konkretus atvejas mums nereikia visų įmanomų atvejų nagrinėti. Nes šiuo konkrečiu atveju, jeigu žmogus nenurodė, reiškia, gimimo datos pilnai, tai aš galiu pasakyti, iš gyventojų registro mes gausim kažkokią konkrečią gimimo datą. Galbūt jam tai bus sausio 1 nurodyta, galbūt kažkokia konkreti data. Nereikia išgalvotų situacijų, čia dar labiau galvoti. Išgalvotos situacijos jūs, pavyzdžiui, galvojat, kad padarė klaidą, kad tam pačiam žmogui priskyrė 2 požymius. Aš turiu pasakyti, kad metodika yra tokia, kad to iš principo 2 požymių priskirti negali. Kadangi kiekviena eilutė pas mus yra įrašyta tik vieninteliu įrašu. Tas būtų galima, jeigu eilutė būtų 2 ar 3 įrašais rašoma. Jums, nes rašto ekspertų išvadose aš jums galiu parodyti išklotinę, kur yra rašto ekspertam nuoroda, kaip jie turi dirbti tikrindami bylas, ir toj nuorodoje yra įrodyta, ką jie turi pastebėti. Ir jie yra atradę, sakykime, nepilna gyvenamoji vieta, nepilnas blogas dokumentų numeris, tai yra atskiros klaidos, aš pati tikrinau bylas ir mačiau, kur yra įtraukta kaip, o po to sumuojama kaip rašto eksperto klaida. Ir šitie dalykai, jeigu žiūrėti sprendime, jie nesimato. Jūs pažiūrėkite į sprendimo lentelę, ten sprendimo lentelė yra tie įrašai nurodyti, reiškia, kurie turintys 2 požymius atskirai. Yra nurodyti, išskirti, reiškia, 2 sąskaitos nėra. Prašau. Bet čia mes pradedam vėl ginčytis. Paprastas dalykas. Tiesiog bylas pirmiausia tikrino tikrintojai. Žodžiu, ir tarkim, jeigu yra ten neaiški pavardė, neaiškus dokumento numeris, nepilnas adresas, mes atraukim į kompiuterinę bazę. Paskui bylas žiūrėjo rašto ekspertai. Bet rašto ekspertai, kai patikrina parašus ir jeigu jie suranda, kad jie rašyti viena ranka, mūsų tas ankstesnis tikrinimas jau nebeturi prasmės. Nes rašto eksperto padaryto sprendimo mes ginčyti negalime. Mes neturim tam ekspertinių žinių. Nei jūs, nei mes. Atliekama rašto eksperto žinios yra tik tai naudojant specialius metodus. Šiuo atveju tai yra klaidingai manoma, kad žmogus žiūrintis su akiniais arba akiniu, arba jūs, arba aš turime skirtingų duomenų. Čia yra vizualinis tikrinimas, yra analogiškas. Todėl ekspertų išvadas mes linkę ginčyti. Šiuo atveju teismų praktika kalba apie ekspertizės kaip specialiais metodais taikomą aš tikiuosi, kad jūs jau pasitikrinot, reiškia, bylų teisminę praktiką. Čia ne jūs pirmas advokatas, kuris tą įrodinėja, kad, sakykime, kandidatų advokatai irgi tą patį įrodinėja, kad visus, reiškia, įrašus reikia pripažinti. Jokio tikrinimo iš viso ten dar kartais įrodinėja, negalima daryti, reiškia. Ką padarysi? Aš galiu pasakyti, kad teismų praktika ir įstatymų leidėjo valia yra visiškai kitokia. Tai gerai, tai dar kas norėtų išsisiti? Prašau. Prašau. Tai gal jums leistų atsisėsti, nes mūsų kameros negalės jūsų parodyti. Antanas Andriulis, aš pasišausiu, jūs mane matysite gerai. Antanas Andriulis, iniciatyvinės grupės narys. Ir aš esu autorius to atskira referendumo iniciatyvinės grupės narių nuomonė šito teksto, kuris jums dar nėra pateiktas, tačiau kurį mūsų advokatas jau paminėjo ir tam tikrą fragmentą iš šito teksto jisai taip pat paminėjo. Man labai malonu, kad jūs pradedate svarstyti klausimą komisijos ir darbo grupės, ar atskirai vienas po kito bus etapai, ar gali būti drauge.
Šito pasiūlymo esmė, reziumuojanti dalis yra tokia. Dėl to siūlome Vyriausios rinkimų komisijos ir referendumo iniciatyvinės grupės narių iniciatyvą sudaryti bendrą trišalę darbo grupę, pasitelkiant gyventojų registro tarnybos specialistus. Aš nežinau, kad jūs jau užklausėte į registrą, šito aš dar nežinau, kada tą rašėm. Ir per 15 tam skirtų dienų pašalinti visas įrašuose atrastas neatitiktis, naudojantis vien gyventojų registro tarnybos duomenų baze. Ką yra įmanoma pašalinti netektimis, aš manau, kad bus visiškai pakankama tam, kad pripažinti, kad virš 300 000 parašų yra surinkta. Aš manau. Ačiū labai. Tai gerai, gal grįžkime vis dėlto prie metodikos, kolegos, aš jau nežinau. Mūsų reiškės. Ar darom pertrauką? Gal padarom pertrauką? Gal padarom pertrauką, aš tada, reiškės, galvoju, kad kiek dabar pertrauką padarom. Ir aš norėčiau šitas patalpas išvėdinti. Po 15, po 3 tada renkamės. O dabar šitą kabinetą aš prašyčiau visiems apleisti, užrakinti ir išvėdinti. Ačiū.